Man reikia į miestą, tada grįšiu prie darbo. Gabinai? Kas tėti? Išgazdinai, ką čia veiki? Turėsi eiti su manim, sūnau. Kur tėti? Turiu dirbti, ketinu važiuoti į miestą. Palauk. Kas tau? Viskas gerai? Taip, sūnau. Einam. Laukiu informacijos iš Delfino apie mano sūnų. Abejoju, kad tu nieko nežinai. Neturi teisę šitaip kalbėti su mano tėčiu, jis sakė tiesą. Mieloji, neapsunkink padėties. Delfinas jau ateina. Jis nusprendė, kad pasakys visą tiesą. Nenorim pyktis tik, norim susigrąžinti to sūnų. Kai jį atgausiu, įduosiu Delfiną policijai už vaiko pagrobimą. Ramiau, Debora. Dar nežinai, ką galiu padaryti gindama tai, kas priklauso man. Tu ir tavo šeima turės atsakyti už visus tuos metus, kuriuos praleido be sūnaus. Aš šito taip nepaliksiu, Valente, prisiekiu. Teta, nusiramink. Dabar svarbiausia susigrąžinti sūnų. Paaiškinsi jam, kas nutiko, ir susigrąžinsit prarastą laiką. Einam, einam. Kas čia vyksta? Sveiki. Ko visi į mane taip spokso? Tai jis. Aš? Nežinau, kuo esu kaltinamas, bet galiu patikinti, kad nieko nepadariau. Viskas aišku. Šita moteris iš neapykantos prisigalvo nebūtų dalykų, nes ji nenori, kad draugaučiau su jos dukterėčia. Bet aš nuoširdžiai myliu Ambar. Nori to ar ne, aš su ja susitikinėsiu. Nemanykit, kad nusileisiu. Mano sūnus. Gabinas mano sūnus. Dieve. Gabinas mano sūnus. Visus šiuos metus jis buvo šalia, o aš nenutuokiau. Gal pasakysit, ko iš manęs norit? Kuo šita moteris mane kaltina, tėti? Nemanykit, kad jūsų bijau. Nesileisiu žeminamas prie savo žmonių. Užaugau šioje rančoje. Ir esu ištikimas Peresams Solerams. Jei skelbėt jiems karą, kariausit ir su manim, aišku? Tu mane skaudini. Vėl tas pats. Ji mane kaltina. Jūs mane pažįstat, viršininkė, žinot, kad aš netoks. Nors ir nemėgstu šitos moteris, nepasiduosiu jos provokacijoms. Jūs mane pažįstat? Žinot, kad lengvai nenusileidžiu, neprituriu tam, ką jis sako. Gabinai, gana. Negali šitaip su ją kalbėti. Taip negalima, sūnau. Viršininkė, jūs mane tildot? Man įgryso šitą moteris, Gabinai. Pagarbos. Pagarbos? Pagarbą reikia užsitarnauti, viršininkė nenusipelnė. Gabinai, negali šitaip kalbėti su Debora. Pasakykit bent vieną priežastį, kodėl turėčiau tylėti. Gabinai, yra labai svarbi priežastis. Šita ponia, moteris, kaip ją vadini, tavo mama. Ji tavo mama. Tavo mama. Ne. Ne, netiesa, nesąmonė. Tėti, pasakyk. Pasakyk, kad nesu šitos moters sūnus. Valentė sako tiesą, sūnau. Labai seniai, kai tik buvai gimęs, viršininko įsakymu, paėmiau tave iš šitos ponios glėbio. Ta pačia diena tavo mama, Carmen, pagimdė mūsų vaikelį, bet jis gimė negyvas.
Norėdamas išgelbėti tau gyvybę, paguldžiau tave prie Carmen. Ji buvo be sąmonės, o negyvą berniuką išnešiau ir parodžiau Valentei. Tavo tikroji motina Debora, tai ji tave pagimdė. Tavo tikra mama, moteris, kuri tave pagimdė, yra Debora. Žinau, kaip sunku suprastumau, bet tokia tiesa. Nebegalėjau gyventi su kalte ir skausmu, kurį nešiau tiek metų. Debora tavo mama. Palaukit. Jei tai tiesa, ir aš nesu nei tavo, nei Carmen sūnus, kas mano tėvas? Tu Perezas Soleras. Valentė tavo tėvas. Tai tiesa? Dabar aišku, kodėl mūsų kraujo grupė sutapo. Išgelbėjai Viktorijai gyvybę, nes tu mano sūnus. Ir jūs sako tai dabar? Kai šita moteris iškėlė skandalą? Tik todėl ir pasakėt. Dabar aš jūsų sūnus? O tu? Visus šiuos metus melavai? Kaip galėjai vadintis mano tėvu, kai jo nebuvai? O blogiausia tai, kad apgavai moterį, kuri tave myli. Mano mama, nejau maniai, kad tiesa niekada neišaiškės, ar ne tu mokė mane ir brolį, kad meluoti negražu? Taip, sūnau, bet suprask. Ką suprast? Ne, negali prašyti, kad suprasčiau. Atsisakau būti šios moters sūnumi. Jos siela supuvusi. Nepripažįstu ir jūsų, ponia Valentė. Neturėjo drąsos manęs priimti. Nenoriu būti nė vieno iš jūsų sūnus. Ir ne tavo. Palauk. Gabinai, palauk, Gabinai. Teta, palikim į vieną. Tu liudininkas. Matei, kaip visą gyvenimą jo ieškojau, kaip troškau pasakyti, kad aš jo mama. Tai tu kaltas, kad jis mane atstumė. Tu dėl visko kaltas. Sėsi už grotų, nes pagrobei mano sūnų. Prisiekiu, Valentė, Perezai Solerai. Einam. Prisiekiu.